Tai atidarėm šitą areną su rinktinė prieš švedus. Taip, prieš švedus pralošė, man atrodo. Tai ne koks atidarimas arenos, bet taip, atsimenu ir su Rytu, ir su Žalgiriu, ir su rinktinė, kiek buvo žaidę. Tai labai puikia arena, ypač Lietuvos lygio, tai sąlygos tikrai fantastiškos. Kaip atrodė pirmasis pokalbis su žmona, su šeima, kaip sureagavo, kad vyks dirbti Šiaulius? Toks dvejopas, gal vaikai nesupranta, kad kur tie Šiauliai yra. Bet visi labai džiaugiasi, nes lieku Lietuvoje. Praeiti metai, kur buvau išvažiavęs į Turkiją, buvo vis tiek gyvenom atskirai, kas 3 savaitės ar 4 atskrist ar 2, vis tiek ir vaikam, ir man praleidė daug tos šeimos gyvenimo, taip kad buvo patenkinti iš tos pusės, kad Lietuvoje. Turėjau ir su sakramentų pokalbį, bet nesinorėjo eiti atgal, žingsnio atgal į tą visą virtuvę, ne ta vieta, ne tos sąlygos, kurių norėjau, o po jau visų šitų metų kažkaip norėsiu pradėti pačiam tą savo vyrtrenerio darbą. Aš prieš tai, kur buvau, aš buvau asistentas, ar buvau žaidėjo vystymo, ar ten pirmo solo asistentas, antro solo asistentas, tos atsakomybės trenerio buvo visiškai kitokios. Šiuo metu aš esu vyrtreneris, atsakingas už daug daugiau ir natūralu, kad man tas iššūkis yra nauja. Tai aš nenorėčiau sakyti, kad čia mažesnė organizacija, nes man pačiam tas iššūkis yra didesnis, tas žingsnis yra didesnis, tai aš gal iš kitos prizmės pusės pažiūrėjau į tai. Šiaip labai sklandžiai viskas praėjo, aišku, šiek tiek pagalius į ratus kišo tai, kad tų 20 aš buvau labai didelę vasaros dalį užsiėmęs ir tas Europos čempionatas užtruko. Tai, sakykime, Gino buvimas čia palengvino iš dalies mano darbą, nes jisai labai daug prafiltruodavo tų žaidėjų, tų visų reikalų, kurių man nereikėjo žinoti, aš ir nežinojau. Jisai paprasčiausiai viską atfiltravo, išsijojo, kas yra reikalinga ir ta informacija, kuri buvo reikalinga, perduodama. Giną pažinojau ir prieš Žalgirį, žaidžiau dar Ukrainoje, Ginas dirbo ten, tada Žalgirį kartu buvom, kai dirbau Žalgirį. Ir, manau, buvo dalis to sprendimo ir pagrįsta to, kad atėjo toks žmogus į komandos valdymą, su kuriuo turiu gerus santykius, gali pasitikėti, žinau, kaip dirba, esu tiek metų patirties. Šiek tiek padėjo ta U20, vis tiek daugiau negu apie 2 mėnesius to vyriausio trenerio kėdėje prasidėta, tai kaip labai natūraliai po to iš karto ir į tą vyriausio trenerio kėdę čia iš po U20. Tai šiek tiek gavau tos duonos paragaut. Manau, bus geresnis, aiškesnis vaizdas to, koks aš būsiu treneris po sezono. Bus pasimti iš trenerių kažkur vis tiek ir netgi su asistentais sėdėjom ir ten kažką diskutavom ir skanu čia va, kai su Šaru kažką darėm, tada iš kažkokį drilą iš San Antonijaus ir visą gynybinės sistemos, viską, tai iš visur po truputį tikrai bus, bet aš stengiuosi sulipdyti tos dalis iš kitų trenerių, ką pasiėmiau į tą savo žaidimą, kurį aš matau, kaip tą viziją turiu. Tai, man atrodo, toks kaip mišinys gausis. Dažniausiai tas pirminis dalykas, ką treneris nori, kad nereikėtų žaidėjų raginti ir pas mus tos problemos visiškai nebuvo. Aišku, trūksta dar poro žaidėjų. Iš Europos čempionato sugrįž dar laukiam Vilo, kur prisijungs prie mūsų už poros dienų. Tas galinis komandos vaizdas, manau, išaiškės po mėnesio galą. Bet šiaip, sakau, jokių nusiskundimų, vyrai tikrai dirba, stengiasi, nereikia raginti, taip kad labai patenkintas visko. Aš labai tikiuosi, kad visi tie sprendimai, visi tie žingsniai, kurie buvo padaryti organizacijos ir savininkų šiais metais, pradedant nuo Gino, nuo organizacijos to pagerinimo ir visa kita, kad tai suteiks kažkokį tai papildomą stimulą mūsų vietiniam Šiaulių fanam ateit, palaikyti komandą ir aš tada pamatysiu iš tikrųjų, kokie yra tie Šiaulių fanai.